Per pastarosius keliarius metus sostinė pasikeitė taip, kad pokyčius jaučia ir tie, kurie gatvėmis praeina, ir tie, kurie korteže pravažiuoja. Matome, kad tikrai rusų kalba Vilniuje skamba net dažniau negu lietuvių kalba. Eurobarometro apklausa rodo, kad Lietuvoje dėl nekontroliuojamos migracijos nerimauja 7 iš 10. Dėmesys migracijai atsirado ir nacionalinio saugumo strategijoje. Jai vyriausybė pritarė praeitą savaitę. Nuoseklus atsakas į besikeičiančią geopolitinę situaciją ir augančias grėsmės, hibridinės atakas. Ten rašoma. Valstybės vidaus gyvenimo procesai tokie kaip stipriai išaugusi imigracija ir globalūs reiškiniai tokie kaip religinis ekstremizmas, masinė migracija ir kita, kelia įvairaus pobūdžio ir intensyvumo rizikas ir pavojus nacionaliniam saugumui. Be kartu vyriausybė ruošiasi gyventojų požiūrį į migrantus gerinti. Tai tvirtino kitame dokumente. Jame rašoma. Visuomenės požiūris yra labai svarbus socialinės integracijos aspektas, kuris kuria draugišką integracijos aplinką tiek vietos bendruomenių, tiek nacionalinių lygmenimis, todėl reikalingos ir atitinkamos priemonės bei veiksmai, siekiant pakeisti požiūrį į pabėgėlius ir migrantus. Taigi ta pati vyriausybė prisitvirtino strategijų, kuriuose nusimatė, kad išaugusi imigracija yra pavojus, bet gyventojų požiūrį gerins. Investuoja lėšas į tai, kad visuomenė problemos nematytų. Aš manau, kad tai yra labai blogai, labai nedemokratiška ir iš esmės bandymas ideologiškai nukreipti visuomenę norimą linkmę. Apie išaugusius imigracijos keliamus iššūkius porą metų kalba Valstybės saugumo departamentas. Migracijos intensyvumas natūralu yra tiesiogiai proporcingai susijęs su galimybėmis verbuoti žmonės atvykstančius į Lietuvą, atvykstančius į Šengeno erdvę. Pati pastebėjot, kad rusų kalba prezidento žodis netgi dominuoja jau Vilniuje? Tai, o kada Vilniuje nedominavo rusų kalba? Aš studijavau Vilniuje seniai ir jinai čia dominuoja seniai, nes čia gyvena labai daug kitataučių rusų, baltarusių, lenkų ir kažkaip niekada tai nekėlė didelių problemų. Dabar šalyje skaičiuojama apie 200 000 imigrantų, daugiausiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Uzbekistano, Indijos.